Sveiki visi. Taigi šiandien pakalbėsime apie ledus. Ką, atėjo laikas kalbėti apie šiokį tokį modelių modifikavimą, kas nėra visiškai naujas dalykas, tai yra ganėtinai senas, tiesiog jis vis labiau pagauna pagreitį pastaruoju metu. Taigi pakalbėkime apie ledus. Aš ganėtinai senai jau esu pradėjęs dėti ledus į tam tikrus modelius. Paprastai mėgstu įsidėti į mašinas, esu dėjęs į lėktuvus, dabar dėsiu į laivą. Ir matau, kad nemažai šių klausimų internetinėje erdvėje atsiranda apie juos. Tai norėjau šiek tiek gal supažindinti, padaryti šiokį tokį introduction atibūnį apie juos, kas čia kaip ir kodėl ledai šiaip užknisa. Dabar variantų pasidaryti ledus savo modelyje yra begalė. Vieni iš jų yra nusipirkti tiesiog jau gatavą reikalą, kur tiesiog jums reikia sudėti viską į modelį ir viskas tiesiog veikia. Tačiau didžiausias to minusas yra, kad tai tiesiog kainuoja labai didelius pinigus. Kaip pavyzdys, aš žiūrėjau Antro pasaulinio karo lėktuvui sudėti ledus ir motorą ir beros net dar buvo garso modulis, kurie man šiaip juokingai skamba, bet tebūnie. Ir jie už tai nori virš 200 eurų. Tai kad užsišviestų, užsisuktų motoriukas ir būtų garsas. Mano asmeniniu požiūriu tai yra stipriai per didelę sumą už tokį dalyką. Na, kodėl? O todėl, kad visą tai pasidaryti galite labai lengvai patys. Apie visokius motorus aš dabar nekalbėsiu, pakalbėkime konkrečiai apie apšvietimą, apie patį paprasčiausią, sakykime, modelio pagyvinimą. Dioramos tai yra daroma, ar lėktuvams, laivams, mašinams, bet kam, bet tai yra daroma ir gan dažnai. Populiariausi ledai yra štai tokie. Jie būna perkami su laidais, arba galima pirkti juos be laidų. Čia yra ne to dydžio, aš turiu juos ir to dydžio, tiesiog nuo jų parodyti per kamerą nelabai šiandien, nes sugraibyti labai sunku. Didžiausias panašumas štai tokių ledų, tai yra būtent jų dydis. Jie yra, labai maži. Jeigu matėte mano Fordą, aš jame buvau sudėjęs ledus. Jie ten įsipaišo idealiai, jų pačių nesimato gaunasi ir jie atlieka funkciją, modelį pagyvina. Tačiau per laiką taip pat išlindo ir tam tikrų pamokų man pačiam apie tus ledus. Tai, kad ne visi tie ledai yra vienodi. Dabar nekalbu apie formatą, o kalbu iš tikrųjų apie kokybę. Aš dabar pradėjęs daryti, esu su ledais vieną Gundam modelį, berods pagal Unicorn vadinasi, ir pradėjęs dabar daryti su laivą. Jau ne kartą susidūriau, kad tam tikrus ledus užšviečiant, sakykime taip, užmaitinant, jie šviečia skirtingai. Nors pirkti iš ten pat ateina maišeliuose, jie šviečia skirtingai. Tai yra pasirodo tiesiog brokas ir ledus jums reiktų pasitikrinti. Dabar įdomus dalykas dar kitas yra tai, kad perkant būna rašo, kokio voltažo reikalingi jie. Tai yra 603 ledas ir jie yra šiek tiek gilesni, 3 voltai, 603, 2,2 volto. Šitą skaičių reikia labai atidžiai kreipdėmėsi, nes per didelis voltažas ledą sudegina ir jis taip ryškiai nebešviečia. Dabar kaip užmaitintus ledus. Su maitinimu tai čia pusiau parodžiau. Yra variantas tai toks labai paprastas. Tai yra, jeigu 3 voltų ledai, tai turit 2 AA baterijos ir
važiuojam. Šiaip papildomų varžų, na, jiems nereikia, vėlgi, kiek jūs jų ten maitinat ten tų savo tų ledų ir kaip jūs juos norit sujungti. Ar jūs juos jungiat nuosekliai ar lygiai grečiai, turi reikšmės. Tada turi reikšmės ir maitinimo šaltinis. Čia jau reiktų kiekvienai atveju skaičius individualiai. Tačiau, sakykime, mašinai aš Fordui, kur rinkau, tai jungiau priekinės lempas ir galinės lempas. Jūs ten buvo 6 lempos, 2 priekinės ir 4 galinės. Tai viską sujungiau į tą pačią krūvą, taip sakant, ir užbatinau nuo tokios baterijos. Viskas veikia kuo puikiausiai ir, sakykime, funkciją atlieka. Tai paprasčiau čia jau negali būti. Įdomesni dalykas randa, kai mes norim kombinuoti štai skirtingus, sakykime, ledus. Mes turim 2,4 ir 3 voltus. Ką daryti? Galite pasiskaičiavę internete dėtis varžą ir jungti tada ledus po varžą. Galite pirkti, jeigu turite vietos, štai tokį čipą. Čia yra paprasčiausias, paprastai sakant, galios mažintojas. Jiem paduodam, sakykime, 3 voltus ir galim susimažinti iki kiek mums reikia. Galim paduoti 12 voltų ir susimažinti iki 3 ir kiek mums reikia. Čia labai priklauso, kur mes jį norim panaudoti. Bet kad sumažintų jų tokių yra. Yra tokie patys dalykai, kurie ir didina. Irgi veikia panašiai. Funkcija kaip ir aiškiai. Tai čia tiesiog reikia pasigūlinti, jų yra pirkti. Čia nieko burt galvoti, iš kur traukti nereikia. Jų yra ir sočiai yra. Toliau, jeigu mes norime kažkokios tais vizualizacijos mirksėjimo ir mes modelėje turime vietos, čia yra programuojamas Arduino Nano. Nėra sunkus dalykas susiprogramuoti pačiam pasidaryti tą mirksėjimą. Pasinaudokite internetu, visokiais ten ChatGPT ir taip toliau. Padaryti, kad mirksėtų lemputę, nereikalauja jokių principė ten kažkokių superžinių. Reikia atkreipti dėmesį, kad iš jo išeina 5 voltų. Šiaip ant jo viskas rašoma yra. Pasižiūrėti, paskaityti, parašyti. Jį užmaitinti galite irgi nuo USB, galite nuo maitinimo šaltinio, galite užsimaitinti visą tai nuo baterijos. Baterijų irgi pilna yra pirkti, su jom aišku atsargiai. Reikia atsiminti, kad baterijos pavojingas dalykas, bet kokiu atveju aš jų stengiuosi nenaudoti. Arba naudoti štai tokios paprastas AA baterijas, kurios lengvai pakeičiamos. Čia atsiranda dar vienas dalykas, kuris būna šiaip ganėtinai įdomus, ypatingai pasižiūrint parodoje. Tai, kai mes turime modelį, paimsiu kaip pavyzdį ir šitą Porsche, ir mes norime, kad jisai šviestų, bet mes nenorime niekur čia nieko supjausti. Ką daryti? Vėlgi, yra gatavų sprendimų, bevėliai užmaitinimai, kurie vėlgi pasižiūrėjau šių kainas, tai man akis kartos išliko, aš nelabai suprantu, už ką ten tiek mokėti. Tai visą galima pasidaryti. Galima nusipirkti tokius dalykus. Čia yra, trumpai tariant, indukcinis rytis. Viena iš jų paduodama įtampą, kita iš jų surenka per atstumą. Va taip. Galiu parodyti, kaip tai veikia. Aš specialiai dabar čia užlitavau vieną iš ledų. Tai kaip pavyzdys mes galim paimti, daryti įdėti į modelį. Paguldysim mes ją dabar taip kažkaip grubiai ant dugno. Va. Ir tą ledą paliksim lauke, kad matytume, jog jisai kviečia.
Taip. Su tom ritėm reikia atkreipti dėmesį, kad jos intensyvumą atiduoda kaip ir telefonai nuo atstumo ir nuo tikslumo, kur yra padėta ritė. Tačiau jai užmaitinti reikia daugiau, negu kad jinai parduoda. Čia konkrečiai pas mane yra 12 voltų padavimas ir atiduoda 5 voltus, bet tas 5 voltus atiduoda tik tada, kai yra idealus atstumas. Mes niekada neturėsim idealaus atstumo su modeliais, nes mes turim kažkokį tarpą. Ir aš jam dabar pasiduosiu 12 voltų čia. Tai va, ritė jungta, jinai dabar ale veikia. LEDas mūsų, kaip matom, nešviečia. Ne? Primenu jisai vačiauti. Bet jeigu mes pakišam rytę po, jisai užsišviečia. Va. Labai paprastas sprendimas, iš tikrųjų, irgi nieko čia stebuklingo nėra. Geras dalykas, jisai daug amperių palaiko, tai galima žiūrėti nemažai ledų. Aš nepamenu kiek, bet tokiem ledukam tai čia yra kosmiškai daug. Tai dabar atstumas nuo mašinos, sakykim, vat, jeigu ten nenuvirto, tai yra toks. Dabar atkreipiu dėmesį, kuo arčiau priglausti, tuo labiau jisai švies. Matot, mažai šviečia, daug šviečia. Jisai, kaip minėjau, veikia idealiu atveju nuo idealaus atstumo. Irgi pozicija turi reikšmės. Aš juk neidealiai atsistot turiu, bet tada aš galiu turėti, sakykim, bevienį maitinimą. Modelį nuimam, galima žiūrėti, nebešviečia, uždedam, šviečia. Laivui savo atsispausdinau lempas, pavadinkim taip, su skylute viduj, kur yra skylė padaryta, kad jiem ledam pratempt, jos būtų galima uždėti ir po to visi lempą nusidažyti. Galima dėti tiesiai į mašinos farą, kaip aš buvau padaręs su Fordu. Čia jau, kaip sakiau, jūsų dizaino reikalas, kur jūs dėsit, kaip dėsit, bet visą laiką rekomenduoju ledus būtent dėti į kažkokius reflektoriukus. Dabar kodėl? Tai yra du tie patys ledai. Yra 3 voltų ledukai, tos pačios spalvos, ir jie pajungti nuo 2 AA baterijų, kurie sudaro 3 voltus, nes po 2 yra po pusantro. Čia nieko daugiau nėra. Visiškai paprastai galime taip pasijungti. Lempa, ledas. Matau, kad stipriai ryškiau yra apšviečiama. Natūralu, turbūt taip. Aš naudoju paprasčiausiai molotovą šičia. tą visą vietą padengiu, palieku ilgai džiūt, nes molotovas džiūsta be galo ilgai, jo liesiškai po to nebegalima, jis nusigadina, bet padaro daug geresnį efektą. Kaip sakiau, su ledų kokybė tas reikalas gali būti per stiprus. Tai visą laiką pasitikrinkite ledus, ar jie jums prieš įklijuojant neperdega. Perdegimas pasireiškia keliais požymiais. Vienas iš jų yra tai iš karto atšoka laidas, jisai tiesiog per kaista ir atsilydo. Kitas jisai pradeda keisti spalvą ir tamsėti. Tamsėjimą aš tą parodysiu su vienu iš savo laivo ledų, kurie yra pagal idėją geltoni, bet jie pasidaro nebe geltoni užjungus. Aš kadangi turiu, vadinkim taip, laboratorinį maitinimo šaltinį, aš galiu užsidėti tiksliai voltažą ir pasižiūrėti, kaip jie šviečia. Tai čia yra baltas paprastas ledas. Jisai šviečia labai ryškiai
Per kamerą, aišku, matyti sunku. Aš gal užsigesinsiu, kad matytume, kad kaip stipriai šviečiasi. Švietimas labai geras. Ne? Dabar mes pasimsim, jeigu aš aišku įsimaišysiu, ant tos pačios įtampos užsidėsiu kitą ledą, kuris turėtų būti geltonas. Ir mes ryškiai štai matom, kad ta lempa nėra tokia ryški. Jinai šviečia, bet nei kažkodėl nėra tokia ryški. Jos visos maitinasi nuo ten pat, užjungus jos taip pat ir visos jos skirtingai šviečia iš tikrųjų. Šitą šviečia taip, kaip turi šviesti, šitą nedašviečia, šitą ir perkaitus jinai pradeda raudonuoti. Jos spalva keistis. Gal šiek tiek matosi tas skirtumas, bet greičiausiai ne. Tai aš visą šitą turėsiu reikalą perdarinėti, nes man nepatinka. Dabar ta problema, sakykim, gali būti sprendžiama vienu būdu. Aš, kai dariau Fordą, aš nusprendžiau dėti baltus ledus, kurie švietė lygiai taip pat. Ir aš ant viršaus dėjau lako. Dėjau lako Tamiya's Clear, kuris man padarė tą mano norimą spalvą. Ar tai pasisekė iš karto? Ne. Nes taip pat nuo storio keitėsi ir aišku spalva. Sunkus dalykas yra su, sakykim, spalvotais ledais. Tai jeigu šiandien stengitės visus ledus prieš dedant pasitikrinti, ar jie yra geri, ar jie neparkaitinėja. Kiti ledai būna net užjungus iš karto atšoka laidas, nes taip perkais, kad jis atsilituoja nuo savęs. Neverta jų lituoti nuo viršaus, nes tiesiog jis paima ir dega ir tada pasikeičia jo spalva arba jis taip ryškiai šviečia. Neverta. Šitą niuansą atkreipkite dėmesį. Ir dėl to, kad ledai prasti, atsiranda problemų. Dabar nežinau, kodėl taip yra su būtent spalvotais ledais. Dažnai turėjau problemų su raudonais, bet nepamenu, kad būčiau turėjęs problemų su baltais. Gamintojas čia šiuo atveju nesudarė jokios reikšmės, nes iš to pačio pakelio, kurį pirkau, aš pirkau pastai po 40 vienetų ar daugiau, pusė jų šviečia, pusė jų nešviečia ir negaliu paaiškinti kodėl, bet esmės tai nepakeičia. Aš turiu visus juos prieš dedant pasitikrinti. Tai va, turim baltą, kuris yra labai ryškus, jeigu matot. Ir jo intensyvumas nemažėja. Su tais geltonais raudonais esu turėjęs taip, kad mes jungiam, jisai tiesiog perkaista ir atšoka laidas. Pats ledas yra geras, iš tikrųjų, bet jisai, aš nežinau, gal blogai pagamintas ir jis tiesiog atkimba. Tai labai lengva daryti išsirūšiuoti juos. Net aš esu ir užsilitavęs juos atgal tos laidukus, nes tai nėra sudėtinga. Tas ledas nešviečia taip pat ryškiai, kas yra problema, jeigu norime turėti, sakykime, mašinos lempas. Keistai atrodytų, jeigu viena lempa ryškesnė negu kita. Taip. Tai mano patarimas būtų visus ledus, kuriuos turite, prieš dedant į modelį, prieš dedant į lempas kokias nors, ar kur jūs dėsit, pasitikrinkite. Tai va, apie ledus kaip ir tiek iš mano pusės, tikiuosi labai aš čia nesumaišiau jums visko ir planų ir papasakojau pakankamai aiškiai. Apibendrinant, tai žiūrėkite, kiek voltų prašo ledas, pasitikrinkite juos prieš dedami. Ir jeigu jau dažiūrėjote iki čia, prašau paspausti patinka
pakomentuokite, paklauskite, suteik daugiau motyvacijos man jums rodyti ir filmuoti iš tokius video. Ir sėkmės modeliavime. Tai tiek ir iki.